Sveiki, dabar norėjau pakalbėti apie organitą. Žadėtas filmas, jisai vis dėlto turi pasirodyti. Tai trumpai apie daiktus, kuriuos dabar šiuo metu darau. Dėlinukai. Jie reikalingi tiesiog visą laiką, gali būti pas jumis rankoje, jeigu du, pasiemat blizgančią pusę į dešinę ranką didesnę dalį, į kairę siauresnę dalį. Ir stovit, užsimerkę, iš karto bet kas, faktiškai bet koks žmogus jaus iš karto smegenyse perversmus, didelis bangas. Taip pat tokie pakabukai, jie gali būti pas jumis ištisai, tiesiog dieną ir naktį, ir kada ir dušą einat praustis, jie nemaišys jums. Nėra sunkus, jie iš vis nemaišo, lankelis labai lengvas, pats svorio labai nedaug turi, bet malonus jausmas, jūs tiesiog jaustės gan ramiai su juo, bet kokia situacija, netgi konfliktinės situacijos sprendžiamos visiškai kitaip bus. Jų bus įvairių dydžių, jie bus mažesni, didesni, bet jau pridaryta gan nemažai ir aš manau labai greitai jie išsibėgios. Toliau. Į gipso pagrindų padaryti pusrutuliai. Jie skleidžia neigiamai įkrautas jonų daleles į orą, skatina augalų augimą, labai įtakoja žmogaus kraujo sistemą, sustabdo labai greitai skausmus širdies srityje ir problemos su krauju labai greitai sprendžiamas, prasme susitvarko viskas žmogų. Ir tokie nedidukai priedai aš galėsiu arba pridėti, arba kelis tokius siūsti, kadangi jie patys nėra brangus, va šitie mažesni. Jie ir mažesnės tos galios turi, bet pavyzdžiui, šitos jau plytelės užtenka tam žmogui, kuris tuo metu dar turi kažkokiuose su širdies problemomis ir jisai pridėjęs ją prie širdies, maždaug minutės bėgėje faktiškai skausmo neturėtų likti. Tai tiek apie tuos dalykus, kas dabar daroma. Kainos bus parašytos internete, rašykite asmeninės žinutės, su kiekvienu tarsiuosi individualiai, kadangi atsižvelgdamas netgi jūsų finansinę padėtį ir jūsų šeimos padėtį, aš turėsiu kiekvienam asmeniškai parašyti tai. Prašau, nesižeistite tie žmonės, kurie galbūt jausties savotiškai apgauti, jeigu sumokėte už tam tikrus daiktus daugiau, negu aš galbūt sutarsiu kažkokiu žmogum, kuris norės daugiau paimti, bet neturėdamas pinigų, norės tiesiog savo šeimą padaryti nesergančią. Ir apie daiktus, pavyzdžiui, dėl namų šito vieno pusrutulio, aš vadinu jį dabar jau kosminė gėlė, kadangi ten taip išdėtos spiralės ir kristalų sudėlioti kaip gėlės formos, tas cosmic flower, kosminė gėlė, tai jisai iš karto uždėjus ranką, užsimerkėt, pasidėsit, jūs jausite didelę energiją plūsančią iš karto per ranką į galvą. Atgaivins jūs vakare, dings depresija. Atsiradus šiam daiktui, šiek tiek prislopins agresiją arba visai nuims ją. Vaikai žaidžia gražiai, netriukšmauja, užmiega normaliai lygiai. Jų neveikia taip stipriai elektromagnetinės bangos, kurios eina visur kiaurai per mūsų orą, visur, kur mes bebūtume. Ir šiek tiek skatina augimą. Yra dar daromi tuo pačiu principu, beveik tik tai kitokios formos chemboosteriai, tai yra chemijos tramdytojai, bet jie naudojami jau lauko aplinkai. Už tai gali būti ir padėti ir šiltnamį, tik tai vengia tiesioginio drėgmės patekimo ant savęs. Bet jie nėra labai stipriai ten tampomi, bet jų paskirtis daugiau būti vienoje vietoje, kambarį, bet jas veikia dideliu labai spinduliu. Šiaip kas mato auras, tie žmonės sakė, iki 5-7 km aplinkui miestą, bet jisai užkariauja tą orą, perkeičia iš lėto, diena po dienos tiesiog plečia viską. Tos bangos įsidėlioja ir paskiau laikosi virš jūsų namų šydas. O namus patį kambarį jisai akimirksniu tiesiog viską pertvarko ir daugelis gali pajausti tokią savotišką malonę šilumą, malonų jausmą, ramybę, kada jis atsiras pas jumis namuose. Iš karto daugelis žmonių, kurie gavo tai, tiesiog išpakavę, iš dėžės išėmė, iš karto tą pajautė. Aš taip pat irgi pajaučiu, kada pirmą kartą pas mane atkeliavo tos dalykas į namus. Aišku, jisai kainavo šiek tiek daugiau negu buvo silpnesnis negu manasis ir kainavo šiek tiek daugiau. Tai va tiek apie tos organitus, kurie dabar pagrindė daromi, nes jie pagal kainą labai prieinami, gan stiprus, nėra labai dailus ir gražus kaip užsienio partneriai, kad gamina. Aš nesistengiu daryti grožius, darau efektyvumą, kad stiprų būtų. Taip pat tiek trumpai apie organitą, kas norėsite, rašysite žinutės.
atsakysiu kiekvienam individualiai. Ir iki malonaus gerosiams kloties. Šitose dalykuose yra mūsų ateitis, žinokit. Tai yra sveikata, tai yra mūsų išlikimas kaip lietuvių, kaip giminės ir taip toliau. Viskas mūsų rankose, viskas įmanoma. Ačiū Jums uždėmesį, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad domitės ir ačiū, kad įsigijate. Jūs gelbėte save, gelbėte ir kitus aplink esančius ir gelbėte iš tikrųjų visą šalį, visą tautą. Iki malonaus.